Jeigu nori pamatyti, kaip iš tokių žibintų pavirsta visiškai naujus, tai kviečiu pasilikti šiame video ir pamatyti, kaip galima nesunkiai ir greitai pasidaryti visiškai naujus žibintus. Na ir matome, kad žibintai tikrai yra labai pavargę, visi pageltonavę, apsibraižę, išblukę. Matosi, kad žibintas visiškai neturi jokios realiai apsaugos. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai yra gerai apsiklijuoti, kad nepažeisti, pavyzdžiui, sparno ar tai priekinio bamperio. Na ir pirmas etapas, ką darau, tai pasiimu mašinėlę šveitimo ir 400 grubumo popieriuką ir šveičiu su mašinėle. Ne su rankomis, nes su rankomis žymiai ilgiau užtrunka tai daryti. Na ir etapai eina nuo pradžių 400, 600, 1000 ir 2000. Bet svarbu pažymėti, kad nuo 1000 jau pradedu šveisti šlapiai. Ta šlapiai reiškiasi tai, kad naudoju dar ir vandenį. Na ir dirbu su P2000 tikrai ilgiau negu su 4 ar 600, nes noriu išimti jų visus defektus, kuriuos padariau anksčiau. Na ir po viso šito tiesiog nusirievalinu, gerai nusivalau, kad nebūtų nei jokių dulkių, nei jokių nešvarumų ar panašiai. Na ir nusipirkau va tokį naują daikčiuką, tai vadinasi Aladino lempa. Na ir tai į tą Aladino lempą pilasi tiesiog skystis ir tiesiog kaitina patį plastiką. Ir taip pat pasišalino visos šlifavimo žymės. Na ir rezultatas iš tikrųjų yra bombinis. Pasižiūrėkit, naujas žibintas, galima sakyti. Na ir visada po tokių procedūrų rekomenduoju pasidengti apsauginę dangą, kad plastikas būtų apsaugotas ir vėl negeltonuotų ten po mėnesio ar po 2. Na ir siūlau užeiti į detailingbaltics.com su nuolaidos kodu ARNAS10. Galite įsigyti profesionaliausių detailingo priemonių, ar tai būtų kvapukai, ar kitos priemonės. Na ir ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite follow, like ir pakomentuokite.